Iš principo mes tiesiog pakeliam laipteliu aukščiau tą odos atnaujinimą, dėl to, kad vienos procedūros metu mes praktiškai atliekame 3 procedūras. Kaip tada mokslininkai nusprendžia, kada lazeris jau yra saugus taikyti jį žmonėms? Tas kelias yra pakankamai ilgas ir dar turi praeiti sertifikavimą. Ar tokios procedūros keičia odos struktūrą? Procedūrų užtenka 1-2, kad procesas vyktų odoje ilgą laiką. Labas, aš esu Goda Raibytė Aleksa, esu mokslo žurnalistė ir komunikatorė, o šiandien su jumis sveikinuosi kaip laidos Iš esmės vedėja. Kas žiūrite pirmą kartą, Iš esmės yra Sapiegos dermatologijos ir plaukų klinikos laida apie medicininius lazerius ir mūsų kūną. Šios laidos tema yra lazeris Halo Tribrid, kuris yra vienintelis toks Baltijos šalyse. Kaip jis veikia ir kokią naudą mums duoda, apie tai papasakos 2 mokslo daktarės, tai yra fizikos mokslo daktarė Ernesta Bužavaitė-Vertelienė. Sveiki. Sveiki. Ir medicinos mokslo daktarė, Sapiegos klinikų gydytoja dermatologė, daktarė Jurgita Karčiauskienė. Sveiki. Sveiki. Kaip aš ir paminėjau pradžioje, abi jūs esate mokslo daktarės, tai kalbant apie estetinę mediciną, kaip manote, kur šiandieną yra didžiausias proveržis, didžiausia pažanga? Ar tai yra injekcijos, ar lazeriai, ar apskritai geresnis mūsų suvokimas apie tai, kaip veikia mūsų kūnai ir mūsų oda? Jurgita, kaip manot? Aš manau, kad visko reikia visumoje bendrai. To proveržio iš tikrųjų yra ir injekcijų srityse, bet labai daug proveržio yra technologijų, lazerių srityje ir labai smagu, kad tai ateina pas mus. Iš tiesų žmonių sąmonė yra proveržis, kad jie dabar jau supranta, kad neužteks vienos technologijos pasiekti savo norimo rezultato, o dažnai reikia tiesiog visumos, kombinacijos. Ernesta, kaip manote jūs? Man kaip fizikė aišku, kad didžiausias proveržis yra lazerinės technologijos. Tai čia kas be ko. Aišku, dar vienas turbūt toks svarbus niuansas, tas supratimas, vis gilėjantis supratimas apie tai, kaip žmogaus veikia organizmas, kaip visa biologija veikia. Tai ta kombinacija man galbūt labiausiai toksai proveržis būtų. Lazeris sukurtas yra gana seniai. Už lazerio sukūrimą Nobelis skirtas berods 70-metyje. Tačiau estetinėje medicinoje netaip seniai pradėtas naudoti pastaraisiais 10-mečiais. Tik kokia pažanga leido tai padaryti? Na tai turbūt svarbiausias dalykas, kas leido lazerius iš laboratorijos perkelti į medicininius taikymus, tai tiesiog naujų medžiagų ir naujų technologijų atsiradimas. Nes atsiradus naujoms galimybėms valdyti lazerio bangos ilgį, valdyti intensyvumą, impulso trukmę, atsirado ir galimybės, kaip juos galima integruoti į tokius prietaisus. Tai iš tikrųjų didžiausias proveržis yra pačių lazerinių tų medžiagų, kurios yra naudojamos lazeriniai spinduliuotei generuoti proveržis. O kalbant apie mūsų odą, Jurgita, klausimas jums, oda atsinaujina nuolat. Kodėl prireikia technologijų, kad tą atsinaujinimą dar labiau paspartintų? Todėl, kad tas atsinaujinimas su bėgant amžiui metams jisai lėtėja. Ir ląstelės kai kurios užmiega, vyksta glikacija, dėl to mums reikia ją paskatinti tam tikrose vietose atsinaujinti stipriau ir labiau. Šios laidos žvaigždė yra lazeris Halo Tribrid. Dar kartą paminėsiu, vienintelis toks Baltijos šalyse. Ernesta, galbūt galite paaiškinti, kodėl šita technologija yra vadinama hibridinė ir ką tai reiškia iš fizikos pusės? Na tai fizikoje visą laiką, kai mes kalbam apie kažkokias tai hibridinės sistemas, hibridinės technologijas, tai visada yra kalbama apie kelių skirtingų fizikinių procesų kombinavimą. Tai nors ir kombinuojam, atrodo, 3 lazerius, 3 skirtingus bangos ilgius, ar ne? Ir kaip ir neatrodytų, kad čia kažkokie skirtingi fizikiniai procesai, bet iš tikrųjų tai, kas vyksta po lazerio sąveikos su mūsų audiniais,
tai būtent ir yra skirtingi tie fizikiniai procesai ir būtent dėl tų 3 skirtingų procesų, kurie vyksta mūsų organizme, tų fizikinių procesų, kurie skatina vykti tos skirtingus biologinius procesus, ta sistema ir vadinama hibridinė. O galbūt galite papasakoti konkrečiai apie Halotribrid veikimą iš fizikos pusės ir kuo ji yra išskirtinė? Būtent. Na tai Halotribrid ypatingas yra tuom, kad turi 3 skirtingus bangos ilgius ir tie 3 skirtingi bangos ilgiai yra parenkami tam, kad mūsų sklindanti lazerio šviesa į odą, į audinį prasiskverbtų vis giliau. Tai kiekvienas iš tų bangos ilgių atlieka tam tikrą funkciją. Tai vienas iš lazerių naudojamas yra odos paviršiaus abliavimui, tai bet kokias medžiagas mes galime abliuoti, tai lygiai taip pat ir odą galime abliuoti. Tuomet yra naudojamas šiek tiek ilgesnio bangos ilgio lazeris, kad galėtų įsiskverbti į gilesnius audinius, kur toliau vyksta kažkokie tai medžiagų ardymo procesai, ar ne. Ir tada pats ilgiausias bangos ilgis skverbiasi giliausiai į audinį ir jis jau ten atlieka savo kažkokias kitas biologinės funkcijas. Bet iš esmės tai yra skirtingi odos sluoksniai ir skirtingos tos temperatūros, kurios susidaro, kai lazeris sąveikauja su medžiagomis organizme. Halotribrid dažnai yra pristatoma kaip odos atnaujinimo procedūra. Atnaujinimas tikriausiai kiekvienam iš mūsų reikštų skirtingus dalykus, bet ką tai reiškia jums kaip gydytojai iš medicinos pusės? Na, odos atnaujinimas irgi mūsų kasdienybės dalis. Mes pastoviai ją atnaujinam, pagerinam jos kokybę ir turėdami tokį veikėją kaip Halotribrid, kuris yra game changeris dermatologijoje, iš principo mes tiesiog pakeliam laipteliu aukščiau tą odos atnaujinimą dėl to, kad vienos procedūros metu mes praktiškai atliekame 3 procedūras. Ir atsigavimas po procedūros iš karto sutrumpėja dėl to, kad nereikia 3 daryti ir pačiam specialistui yra vienas malonumas dirbti su tokiu prietaisu. Taip, kad dabar tas odos atnaujinimas tikrai palypėjo gerokai aukščiau. Kokias odos problemas padeda šis lazeris išspręsti ir kas vyksta mūsų odoje procedūros metu? Šitas lazeris turi 3 technologijas, 3 skirtingus lazerius. Tai viena technologija tai yra frakcinis abliacinis lazeris erbium jagas, kuris nušlifuoja odos paviršių per tokį tinkliuką, pašalindamas dalį ląstelių. Todėl mes jį puikiai galim panaudoti odos paviršiaus netolygumams, paviršiniai pigmentacijai, aknės randam, kitokiem randam, smulkiom raukšlelėm, išsiplėtusiom porom, odos kokybei pagerinti. Kita dalis, kuri veikia tuo pačiu metu, vienos tos pačios procedūros metu, tik tai į skirtingą tašką dedama, eina giliau ir koreguoja odos pigmentaciją. Taip pat veikia ir poras. O trečia dalis eina dar giliau į dermą, į vidurinį odos sluoksnį, kur gyvena mūsų fibroblastai, atsakingi už kolageno gamybą ir pažadina fibroblastus, jeigu jie miega, truputį įspiria, jeigu nemiega, kad daugiau gamintų kolageno. Tai prasideda neokolagenezė, persitvarko oda ir tai būtent ir yra odos atnaujinimas, anti-agingas ir mes gauname atjaunėjusią, sustangrėjusią odą. Vienos procedūros metu. Taip. Ernesta, iš lazerių mokslo pusės, kiek lazeriai šiandien jau leidžia kontroliuoti procesą ląsteliniame ar apskritai audinių lygyje? Na tai iš tikrųjų su lazeriais mes galime labai tiksliai ir labai kokybiškai kontroliuoti visus procesus, nes lazeriai per eilę metų, nuo tada, kada buvo išvis išrasti, labai stipriai yra patobulėję ir šiuo metu galima drąsiai ir labai lengvai valdyti jų visus parametrus, tai tiek tą patį bangos ilgį, tiek jų intensyvumą, galią, impulso trukmę ir taip toliau. Tai aš manau, kad šitoj vietoj tas valdymas yra pakankamai geras, tik tai aišku yra viena tokia problema, kad kiekvienas individas yra skirtingas ir kiekvieno individo sudėtis ar ne skiriasi, tai vis tiek biologiniai šitie aspektai kažkiek
trukdo vietomis, sakykime, taip iš fizikinės pusės O tai kalbant. kaip tada mokslininkai nusprendžia, kada lazeris jau yra saugus taikyti jį žmonėms? Na tai pradžioje yra atliekami tam tikri tyrimai, nustatomos tiek tų medžiagų, kurias mes norime apdirbti ar kažkaip pašalinti, išmatuojamos jų optinės savybės, optinės charakteristikos, tada yra atliekami, jau kai turime kažkokį konkretų lazerį, atlikus tokius tyrimus, stebima yra atliekami klinikiniai tyrimai, kur stebima, kaip tas audinys reaguoja, kaip ląstelės reaguoja ir po daugelio tokio ilgo proceso tada tas lazeris, jeigu visi tyrimai yra teigiami ir jeigu viskas yra tvarkoje, tik tai tada jis gali būti pradedamas sertifikuoti. Tai reiškia, tas kelias yra pakankamai ilgas ir dar turi praeiti sertifikavimą. Dėl to lazeriai, kurie ateina į mediciną, jau yra pilnai išvystyti maksimaliai, kiek jie gali būti išvystyti. O kiek ta saugumo patikra maždaug trunka? Mes kalbam apie 10 tikriausiai jau. Nuo lazerio, naujo lazerio pilno sukūrimo iki atsiradimo medicinoje iš tikrųjų ten 10-20 metų kartais užtrunka, nes tas procesas labai yra ilgas. Žodžiu, mokslininkai visų pirma gerai ištyrinėja ir tik tada yra taikoma žmonėms. Tikrai taip. Kalbant apie procedūrą dar kartą, apie lazerį, Halo Tribrid, tikriausiai paklausę šitos laidos jau neatsiginsit pacientų, bet kaip gydytojas nusprendžia, kad ta procedūra pacientui yra tinkama? Ši procedūra iš tiesų tinkama labai plačiam ratui pacientų, nes jinai turi labai daug opcijų. Ir pats aparatas turi tam tikrus jau iš karto numatytus parametrus, kur ir specialistui yra lengva dirbti. Bet mes galime pritaikyti pagal žmogų. Visus tuos 3 lazerių parametrus mes galim keisti, atlikti 2 lazerius parinkti tik tai. Visus 3. Vienas stipriau, vienas silpniau priklausomai nuo to, kokia yra problema vyraujanti pas žmogų. O ar tokios procedūros keičia odos struktūrą ilgalaikiai perspektyvoje? Ar tai yra toks vienkartinis, pasidariau dabar gerai ir tada reikės kitos procedūros po kažkiek laiko? Taip, iš tiesų jos ta neokologenezė paskatinta ir jinai niekur nedingsta, gamyba vyksta toliau, pigmentacija pamažėja, žinoma, kad gyvenimas mus veikia toliau, bet šiaip šitų procedūrų užtenka 1-2, kad procesas vyktų odoje ilgą laiką. Kai skaičiau apie Halo Tribrid, yra minimas terminas mikropažeidimai. Tai kas vyksta odoje, kai sukelia lazeris šitos mikropažeidimus ir kodėl būtent jie padeda odai atsinaujinti? Tai šitame lazerėje yra net 2 lazeriai, kurie sukelia mikropažeidimus. Tai vienas tai yra, mes vadinam frakcinių daugiau, mikropažeidimai, tai yra kai pažeidžiama ne visa oda, o tam tikros jos vietos, nedidelių plotų. Ir viena dalis yra abliacinė, tai yra paviršius nušlifuojamas mikropažeidimas, tai sukelia odos uždegimą iš tiesų ir mes taip liktai motyvuojam organizmą skirti visą dėmesį būtent į tą vietą, kur mes atliekam procedūrą, pavyzdžiui, veide, kad tenais prasidėtų uždegiminiai procesai, ateitų biologiškai aktyvios medžiagos, ląstelės, kurios skatina regeneraciją ir odos kokybės pagerinimą. Kita dalis taip pat yra frakcinė neabliacinė, kuri eina giliau ir veikia mikropažeidimų būdu gilesnius sluoksnius ir irgi skatina atsinaujinimą ir regeneraciją. Jau Ernesta papasakojo apie tai, kokį ilgą kelią turi nueiti technologija tam, kad gydytojai galėtų ją taikyti. Jūsų manymu, kiek yra svarbi apskritai lazerinėms procedūroms saugumo kultūra klinikose? Na, saugumo kultūra iš tiesų labai svarbi, nes dažnai pas mus žmogus ateina kaip klientas, o išeina kaip pacientas. Dėl to yra labai labai svarbu, kad mes visas procedūras atliktumėm saugiai ir valdytumėm visus pokyčius, kas vyksta odoje ir nepadarytumėm žalos. Ir jūsų praktikoje, kadangi su pacientais dirbate kasdien, ką dažniausiai pacientai neteisingai supranta apie odos atnaujinimo procedūras?
Dažnai jie galvoja, kad tam nereikia laiko, kad įėjai į gydytojo kabinetą, išeini ir tu jau automatiškai esi pasikeitęs, atsikratęs, ko nenorėjai, gražus be raukšlių. Iš tiesų tas atnaujinimas, tai mes tik tai sužadinam, paskatinam odą atsinaujinti, bet visą darbą turi padaryti pats organizmas, pati oda. Tam reikia laiko ir kartais reikia kelių procedūrų, taip pat labai svarbu yra, iš ko tas organizmas atsinaujins. Jam reikia ir medžiagų, kad organizmas turėtų ir kad kitų ligų neturėtų, kad visą dėmesį galėtų skirti į odos atnaujinimą. Taip, kad vėlgi sugrįžtame prie sveiko gyvenimo būdo, geros mitybos ir tiesiog gyvenimo būdo kontrolės. Šitų neišvengsime niekada, mityba, miegas. Ernesta, jūsų manymu, kur link juda lazerinė medicina per artimiausius 10-20 metų? Na, tai aš manau, kad mes matysim kažkokių tai proveržių daug didesnėme skaičiuje medicininių procedūrų, nes šiuo metu iš tikrųjų tas panaudojimas yra toksai, daugiau kažkokiam paviršiam apdirbti. Ir jau dabar mes operuojam venas, dabar mes operuojam akies lęšiukus su lazeriu, tai manau, kad ateityje mes matysim daug daugiau tų procedūrų, nes iš tikrųjų tos galimybės yra plačios, galbūt netgi ir kažkokių tai smegenų tyrimų, ištyrimų ar ne su lazerio šviesos pagalba. Tai tikrai ta ateitis yra lazeriams šviesi medicinoje ir aš labai tikiuosi, kad jie bus vis plačiau naudojami, nes tai yra tikrai labai labai nuostabi technologija. Jurgita, ar yra riba, kaip Jūs manote, kiek oda gali atsinaujinti, netgi naudojant pačias pažangiausias technologijas? Manau, kad riba yra, bet mes tą ribą galime padidinti. Jinai gali padidėti, jeigu mes ir sveikai gyvensime ir naudosime modernes technologijas, taip pat kombinuosime su kitom procedūrom, nes oda gali regeneruoti, jeigu jinai turi iš ko. Tai mes dažnai taikom įvairias biorevitalizacijas, vitaminų kokteilių įvedimą į odą tiek prieš šios regeneracinės procedūras, pavyzdžiui, lazerių, tiek po to, tam, kad pasiektume maksimalų rezultatą. Ačiū Jums, kad pasidalinot savo mintimis, o visiems žiūrovams palinkėsime gyventi sveikai ir nuo to tik džiaugsis Jūsų oda. Ačiū, kad žiūrėjot.